Jūs jau įsigijote mašiną, bet nežinote nuo ko pradėti? Siūlom jums pažiūrėti trumpą video instrukciją bernetės siuvimo mašinų modeliams Milan 5 ir Milan 7. Prijunkite maitinimo laidą prie mašinos, o kitą laido galą į rozetę paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką. Viršutinėje mašinos panelėje yra 3 reguliatoriai. Prie kiekvieno yra piešinukas, kad lengviau būtų prisiminti, kam kuris naudojamas. Dygsnio ilgio reguliatoriaus pagalba galima nustatyti dygsnio ilgį nuo 0 iki 4 mm. Siūlės plotis reguliuojasi nuo 0 iki 7 mm. Norint siūti tiesiai, pločio reguliatorius turi būti nustatytas ties 0. Tuomet adata bus per kojelės centrą. Viršutinio siūlo įtempimo reguliatorius pagal nutylėjimą nustatomas tarpe nuo 3 iki 5. Jeigu reikia padidinti siūlo įtempimą, pasukite reguliatorių didesnio skaičiaus kryptimi ir atvirkščiai. Pėdelės prispaudimo reguliatoriaus pagalba galima nustatyti skirtingą audinio prispaudimą priklausomai nuo medžiagos storio. Siuvant labai storą medžiagą, spaudimą reikia mažinti, sukant prieš laikrodžio rodyklę ir atvirkščiai. Naujai mašinai prispaudimas nustatytas gamykloje ir nereikalauja reguliavimo. Operacijos nustatomos rankenėlės pagalba. Operacija, kuri šiuo metu nustatyta, matosi informacinėme langelyje. Norint nustatyti raudonos spalvos operacijas, reikia dygsnio ilgio reguliatorių pasukti iki S raidės. Tuomet mašina siūs operacijas iš apatinės raudonos eilutės. Uždėkite siūlų ritę ant kaiščio ir pritvirtinkite ją ritės laikikliu. Įverkite siūlą į viršutinio siūlo kreipiklį. Apvyniokite jį aplink kreipiklio plokšteles. Įverkite siūlą į ritės skylutę ir užmaukite ritelę ant vyniotuvo. Pastumkite jį į dešinę ir lengvai paspauskite valdymo paminą. Kai ritelė prisisuks, patraukite vyniotuvą atgal į kairę. Pakelkite adatą į aukščiausią padėtį, sukdami smagratį visada tik į save. Uždėkite siūlų ritę ant kaiščio ir pritvirtinkite ją ritės laikikliu. Laikydami siūlą 2 rankom, prastumkite jį pro nukreipėją. Patraukite siūlą žemyn pro siūlo įtempimo plokšteles. Dabar patraukite siūlą į viršų. Pratraukite siūlą pro siūlkreipio akutę. Jei nematote akutės, sukite smagratį tol, kol ji pasirodys viršuje. Užkabinę vėl traukite siūlą žemyn. Užkabinkite siūlą per apatinį siūlo nukreipėją. Pakelkite adatą į aukščiausią padėtį, patraukite svirtelę iki galo žemyn. Nuveskite siūlą į dešinę po kabliuku. Lengvai paleiskite siūlą ir svirtelę. Kabliukas pratrauks siūlą pro adatos akutę ir suformuos kilpą. Ištraukite likusį siūlą per adatos akutę. Atidarykite ritelės dangtelį. Įdėkite ritelę taip, kad siūlas suktųsi prieš laikrodžio rodyklę. Nuveskite siūlą markiravimo rodyklės kryptimi. Įvėrimo metu prispauskite ritelę vienu pirštu, kad siūlas įsitemptų ir tiksliai patektų po spyruoklę. Nukirpkite siūlą ir uždarykite dangtelį. Apatinį siūlą ištraukti viršų nėra būtina. Patikrinti, ar jūs gerai įvėrėte siūlą, galima labai paprastai. Sukame smagratį į save ir ištraukiame apatinį siūlą į viršų. Jis turi va taip matytis virš ritelės. Jeigu jo nesimato, vadinasi reikėtų perverti siūlą dar kartą. Dabar mašina paruošta darbui ir mes galime pradėti siūti. Paprastam siuvimui nustatome tiesią siūlę. Dygsnio ilgis apie 2,5, pločio reguliatoriaus reikšmė 0. Nuleidžiame adatą sukdami smagratį į save. Nuleidžiam pėdelę ir švelniai spaudžiam pedalą. Siūlės pradžioje ir pabaigoje reikia užtvirtinti. Tam reikia paspausti atbulinės eigos svirtelę ir nusiūti keletą dygsnių atgal. Norėdami padaryti posūkį, sustabdykite mašiną. Nuleiskite adatą, sukdami smagratį į save, pakelkite prispaudimo pėdelę ir pasukite medžiagą.
Nuleiskite pedelę ir tęskite siuvimą. Paspauskite ant pedelės laikiklio esančią rankenėlę ir pedelė pati atsikabins. Padėkite pedelę tiesiai po pedelės laikikliu. Nuleiskite pedelės pakėlimo svirtelį ir pedelė prisiseks. Kraštui apmėtyti siuvimo mašinoje numatytos įvairios apmėtymo siūlės. Komplekte pridedama speciali overlokinė kojelė, kuri padeda gražiai apmėtyti gaminį, nesutraukiant krašto. Dar vienas šio modelio privalumas yra automatinė kilpa. Automatinė kilpa leidžia mums greitai atlikti daug vienodo ilgio kilpų. Mašinos nustatymai tokie. Dygsnio ilgio reguliatorių pastumkite iki kilpos ženkliuko. Kuo arčiau nulio, tuo tankesnė bus kilpa. Dygsnio plotis nustatomas nuo 5 iki 7 mm. Nustatykite pirmą operaciją automatinę kilpą. Patraukite žemyn kilpos svirtelę ir nuspauskite nuo savęs. Sustabdykite mašiną po kilpos užbaigimo siuvimo pradžios taške. Norėdami siūti to paties dydžio naują kilpą, tiesiog nuspauskite kilpos svirtelę nuo savęs. Milan 7 siuvimo mašina nuo Milan 5 skiriasi tuo, kad turi 3 papildomas funkcijas – adatos pozicionavimą, paleidimo stabdymo mygtuką, greičio apribojimo reguliatorių. Baigus siūti, adata automatiškai lieka viršuje arba apačioje, priklausomai nuo to, kaip jūs pasirinksite. Tam reikia paspausti adatos pozicionavimo mygtuką. Lemputė dega esant apatiniai adatos padėčiai. Paspaudus Start-Stop mygtuką galima paleisti ir sustabdyti mašiną. Šiuo atveju valdymo pamina galima nesinaudoti, mašina siuva pati. Naudojant Start-Stop mygtuką siuvimo greitis reguliuojasi patraukus svirtelę į dešinę arba į kairę. Naudojant valdymo paminą švelnus greičio reguliatorius veikia kaip greičio ribotuvas, todėl pradedančiajam ši funkcija bus labai naudinga, nes galima apriboti siuvimo greitį pagal jūsų poreikius. Tikimės, kad ši video instrukcija jums buvo naudinga. Kviečiame apsilankyti mūsų parduotuvėje, kur jūs visada galite išbandyti bet kokį patikusį modelį, gauti išsamią konsultaciją dėl siuvimo įrangos bei siuvimo priedų.